Taigi sveiki visi ir šiandien vėl aš. Ir šiandien šiek tiek kalbėsiu apie tai, kaip žmonėms yra įdomus kiti žmonės, ką veikia, kur eina, ką skaito, kiek valgo, kur buvo, kuom užsiėmė, kada parėjo, kada grįžo, kada nuėjo miegoti ir panašiai. Šiandien norėčiau kalbėti daugiau apie tai, kad kada mes domimės kitais žmonėmis, nes yra įdomus žmogus, ne? Kaip asmenybė įdomus. O yra, kada mes domimės kitais žmonėmis dėl kažkokių kitų priežasčių. Ir kada žmogus domisi kitų žmogumi ne dėl to, kad žmogus įdomus, o dėl to, kad žinoti, ką jis veikia, kur ėjo ir panašiai, tada kyla klausimas, kodėl taip yra elgiamasi. Na, tarkime, kodėl tas žmogus įdomus, ar iš tikrųjų jūs jam ten įdomus tas žmogus. Nu, žodžiu, esmė tokia. Kai yra įdomus žmogus, tai tiesiog, kai jisai yra įdomus, ne, tai tas domėjimasis kitų žmogumi, jisai daugiau eina iš kažkokio tai rūpinimuose, gali būti, ne, iš rūpinimuose arba šiaip noro pažinti žmogų. Tai yra visai kitas tekėjimas visiškai, kitokia tarpusavio santykio būsena. Yra kitoji pusė, kai yra domimasi dėl noro kontroliuoti, dėl kažkokių tai noriu žinoti, tarkime, elementariai pateiksiu pavyzdį, noriu žinoti, kiek tu uždirbi, tarkime, arba kiek tu pinigų į mėnesį, ten tavo atlyginimas koks ir panašiai. Tai tada jau tokie klausimai, aišku, iškilo, kodėl tai yra įdomu, žinai, ir panašiai. Aš labai dažnai kalbu apie tai, kad kada mes gyvename savo gyvenimą, tai mes nesidomim kitais žmonėmis, kad ten juos kažkaip tai kontroliuoti, ką ten veikia, kur ėjo, ką darė, su ko buvo, su ko kalbėjo, kas žinutę parašė ir panašiai. Tai ta prasme, nu hebra, aš nežinau, kaip kitaip kalbėti, bet greičiausiai šiandien tą temą norisi paliesti, kad pasitikėjimas kitų žmogumi tai yra vienas svarbiausių dalykų, nežinau kaip svarbiausių, bet tiesiog tai yra ne tik savimi pasitikėjimas tuo metu ateina, bet pasitikėjimas gyvenimu. Ypatingai, kai žmogus, jisai kitas gali gyventi kaip tik tai nori. Daug kartų sakiau, kitas žmogus nepriklauso nei vienam iš mūsų, tai yra ne daiktas, ne dar kažkas ir panašiai. Ir kartais tie tokie bandymai kontroliuoti arba žinoti, kur eina, ką veikia, su kuo buvo, su kuo kalbėjo, kai kuriam laikė dar galbūt priimama yra, kaip gal domisi, gal rūpiu, ar ten dar kažkaip tai, ne? Bet paskui ateina laikas, kada tai tiesiog nuvargina, nesąmonė. Nesąmonė ir kažkokia nesąmonė. Tai šiandien aš visada ir dažnai nesistengiu, bet tiesiog kalbu apie tai, kad kitų žmogumi pasitikėti, tai nereiškia, kad pasitikėti juo, kad jisai nieko gyvenime nepadarys. Tai čia yra lūkestis. Tai reikia nepainioti šitų dalykų. Lūkestis. Aš tikiuosi, kad aš pasitikiu tavim, bet tikiuosi, kad tu ten, tarkime, nežinau, ten kažką tai darysi, ar ten kažką tai padarysi. Apskritai, laisvė, vidinė laisvė, apie kurią kažkaip tai šiandien dienai norisi kalbėti ir apskritai apie laisvę. Laisvė vidinė tai yra tada, kada tu neprisiriši nie prie nieko. Ypatingai tais momentais, kada yra kalba apie kitą žmogų. Tu tiesiog neprisiriši. Tu tiesiog darai kažkokius tai veiksmus, kažką tai realizuoji savo norus ir tai plaukia savaime. Bet ne tokiais momentais, kada ten, tarkime, nežinau, ką žmogus veikia, kurie, su ko buvo, tai yra paranoja. Ir čia yra du tokie skirtingi momentai. Tai
Kam užsiminėti paranoją, jeigu galima neužsiminėti paranoją ir, žodžiu, gyventi lengvai savo gyvenimą, vadinasi, realizacija savęs, realizuoti. Bet kai žmogus realizuoja save, jisai nėra laiko galvoti apie kažkoks ten ištikimas, ar jis neištikimas, ar ten buvo su kažkuom tai ar nebuvo. Na, jeigu buvo žmogus, vadinasi, parodė jums, kad jisai nėra tik tai jūsų žmogus, dar kartą rodo, kad tiesiog taip yra ir tas toksai momentas tada išnyksta toks savinimasis kito žmogus. Kitas žmogus, jisai turi pilną laisvę ir teisę rinktis, pasirinkti, priimti kažkokius gyvenimiškus sprendimus, ypatingai kai kiekvienas žmogus turi savų norų kažkokių tai gyvenime, savų kažkokių tai fantazijų ar ten, nu tiesiog, kiekvienas žmogus turi savų patirčių kažkokių tai ir tam reikalingos tos patirtis, kad žmogus patyrė, suprato kažką, tai kai patiri, tampa gal ir nebesmalsu. Tai va, tai šiandien norėjusi šnekėti apie tai, kad iš tikrųjų subrendęs žmogus, suaugęs žmogus, kada jisai, tarkim, jeigu kalbėti apie santykį, ne, kada jisai yra pasiruošęs santykiams, rimtiems santykiams, šeimai ir ten dar kažkam, nereikia nieko ten nei kontroliuoti, nei bandyti, nei ten, kaip kartais tenka girdėti tokių, reikia vaiką užstatyti ten, kad neišeitų, nepabėgtų. Nu, bet tokios peripetijos jos egzistuoja, bet, nu, ta prasme, čia jau taip ūkiškai kalbu, šiandien man toks ūkiškas kalbėjimas šiandien taip pat man kalbasi, bet, nu, aš apie tai, kad greičiausiai, kada mes turime vidinę laisvę patys, pirmiausia, gyvendami su savim jaučiame tą vidinę laisvę ir realizuojam save, kaip realizuojasi, taip realizuojam, tada tu tiesiog viskam leidi plaukti savaime. Ir aišku, yra žingsniai, darai kažką tai dėl to, bet kaip aš sakau, nereikia galvoti ten kažkokių tai ten buvo, kūrėjo, su kuo buvo, tai yra tiesiog savęs apkrovimas, nu, žmogus taip tik tai save apsikrauna tokiais klausimais, kur geriau, nu, dar kitas dalykas būna, o vat noriu sužinoti, ką ten veikia, nu, vat įdomu, vat sužinosiu, buvo ir nebuvo. Tai, nu, kam apsikrauti? Iš esmės visi dalykai visada gyvenime jie iškyla į paviršių ir tai vienareikšmiškai, nu, kad ir iškyla, nu, tai ką, nu, tai ir vėlgi tai yra priimami sprendimai, ar jums tai yra priimtina, tarkim. Nu, tarkim, žmogus, nežinau, jūs esate santykyje, ne? Santykiuose ir žmogus, tarkime, kokią čia pavyzdį pateikti, net neįsivaizduoju. Net neįsivaizduoju, kokį net pavyzdį pateikti. Nu gerai, buvo neištikimas, pavyzdžiui, ne? Nu ir viskas, ir tada jau, kada tai nutinka, yra keliamas savo pačiam, žmogus išsikelia šitą klausimą, ar jis gali tokį santykį priimti. Jeigu žmogus parodo, kad jis yra ne tik jūsų žmogus, o yra dar kažkieno tai žmogus, tai tada tiesiog išsikeliate savo klausimą, ar norite su tokiu žmogum būti, ar norite kurti santykį. Ar jūsų požiūriai į santykį yra panašus. Dėl to aš visada kalbu apie vertybės. Vertybės, kada jos yra panašios vertybės, tada tiesiog žmonės susitinka to paties ir tada įvyksta meilė. Nu, susitinka tam pačiam tikslui, ėjimui, kelioniai, kelyje. Tai vat tie tokie momentai, aišku, šis gyvenimas gal dabar taip yra įpratintas, kad stebima yra kitų žmonių gyvenimai, ką jie veikia, ko jie domisi. Aišku, tai yra ir motyvaciniai dalykai, kai kurie dalykai mus stumia kažkaip tai gyventi
prasmingiau galbūt, ar gražiau gyventi ir panašiai. Ir taip toliau, bet pasitikėjimas, ne tai, kad ką aš noriu šiandien tokio paliesti, kad nereikia to pasitikėjimo uždėti kitam uždėti ant kažkieno. Aš tavim pasitikiu, vadinasi, tu kažką padarysi. Kaip tarkime, nežinau, aš jumis labai pasitikiu, kad jūs sutvarkysite kažką. Čia yra lūkestis. Pasitikėjimas tai reiškia, ne pačiu žmogumi tu pasitiki, o tu gyvenimu pasitiki. Vadinasi, tu pasitiki kažkuo tai aukščiau, kas neįmanoma paaiškinti žodžiais, kad viskas gyvenime vyksta taip, kaip vyksta. Tai yra pagrindinis momentas. Žmogus tada išlaisvės nieko nebelaiko, žmogus nebelaiko tada nieko. Jisai džiaugiasi akimirkom, vadinasi, kurios ateina kaip istorijos į gyvenimą ir juose tiesiog žmonės patiria kažkokius tai įvykius, kažkokias tai emocijas, kažkokius tai momentus, bet tada tu tiesiog esi dėkingas to visatai, vadinkime, kūrėjui, dievui ar ten kas kom tiki kokiais dalykais. Ne visiems, aišku, tie pavadinimai yra priimtinami, bet priimtini. Bet kažkaip tai aš pavyzdžiui, žiūriu kažkaip taip. Ir tada tiesiog, man asmeniškai tai, man tai yra žaidimas, gyvenimas yra kaip žaidimas, jį reikia labai paprastai žiūrėti ir tiesiog suprasti, kad kiekvienas žmogus žaidžia savo žaidimą. Kiekvienas žmogus žaidžia savo žaidimą. Jeigu tiem žaidėjams patinka tas žaidimas, jie žaidžia tą žaidimą. Vieniems patinka kortom žaisti, kitiems patinka strėlės sieną mėtyti. Kitiems patinka ten, tarkime, dar kažkokiu kitų žaidimų žaisti. Tas pats ir gyvenime yra tik tai tiek, kad biški kitokie tie žaidimai, bet realiai žaidimai. Ir kada susitinka irgi žmonės, tarkime, žaidimas, šeimos kūrimas. Žaidimas, tai irgi yra kažkoks žaidimas. Kurti šeimą, kur ir šeimą. Tai atsakingas, kaip, atsakingas žaidimas, bet kada žmonės du suaugę, tai tas žaidimas jisai yra labai lengvas, labai paprastas ir panašiai. Aš nežinau, šiandien iš esmės sėdau kalbėti tema apie laisvę vidinę, tai vidinė laisvė ir yra tais atvejais, kada nustojama laikytis kitų žmonių. Tai tiesiog, nesilaikai. Pavyzdžiui, jauti tą kitą žmogų, būna, tarkime, jauti tą kitą žmogų, ir jauti. Būna nejauti. Tada, kada žmogus pasisuka kažkur tai kitur, aišku, kad jisai tada yra kontakte su kažkuo tai kitu, tai čia yra normalu. Kada žmogus dirba, tarkime, kažką, tai jis įnyksta į darbą ir tada nejaučiat vienas kito. Kada vėl susijinat vienas į kitą atsisuka, tada vėl jausti galit pradėti. Tai čia ir yra, kiekvieną akimirką gyvename tuose paleidimuose ir būtent žinia tiems, kurie, kai pradeda nejausti kažko, tai pradeda kažkaip tai jaustis, nejaučiu, o Jėzus, tai yra visiškai normalu ir tai nereiškia, kad žmogus išnyko ar ten, nežinau, ten kažkas nutiko. Tai reiškia, kad tiesiog jisai tuo metu žmogus yra užsiėmęs kituose reikaluose, pabaigė tos reikalus, tada atsisuka į jūs, ar ten vienas į kitą atsisukat ir susisiekėt ir panašiai. Tai nėragi taip, kad visada du žmonės yra vienas su kito prilipę ir tik vienas į kitą žiūri. Tai čia jau savaime suprantama, kad bus toksai, nusiginė, tai yra laikas kartu, yra laikas atskirai. Nebijoti būti vienam. Vienatvės nebijoti. Vienatvė, matot, tokia yra, sunku kažkam tai iš esmės tą vienatvę pajausti, kol žmogus nebūna vienatvėje.
Kai žmogus moka vienas su savim pabūti, arba jisai eina į tą vienatvę, nes jam kaip oro reikia tos vienatvės pabuvimo su savim. Būtent tokie žmonės, jie moka gyventi vieni. Jie galbūt daugiau pavargsta, kai jie būna tokiuose didelėse miniuose ir jiems to vienumos dalyko jiems reikalingas tas momentas. Tai va, jie nebijo gyventi vieni. Jie gali būti ir kartu, bet jie gali būti ir vieni. Ir jiems prisirišimai jau tokie prisirišti yra žymiai sudėtingiau. Tai kažkaip taip. Pratęsiu tada vėliau. Tai va, tai tęsiu pokalbį ir toliau, žodžiu, apie tą vidinę laisvę ir panašiai. Tai ką va šiandien norėjusi sakyti, kad vidinė laisvė tai yra tada, kada žmogus jaučiasi neprisirišęs prie kitų žmonių, vadinasi, ne? Ir kai kurių tiesiog, vat, esi gerai, nesi gerai ir ta prasme, ir labai su tuo viskas yra labai fainai. Tai va, tai pasitikėjimas ir pasitikėjimas savimi arba kitų pasitikėjimas, tai vat šitose vietose reikėtų nepainioti šių dviejų momentų, kada mes kažkuom tai pasitikime. Ir kai mes kažkom tai pasitikime, vadinasi, mes tikimės, kad žmogus bus kažkoks, ne, vat, arba kažką padarys, arba kažko tai nepadarys. Tai yra lūkestis. Tai yra lūkestis, kada mes iš kažko tai tikimės. O kaip taisyklė lūkestis, vat, jisai duoda tokią, kartais tokią sukuria įtampą, kai, na, tarkime, tikimės, kad kažkaip tai nenutiks. Vat, galbūt galima būtų taip kalbėti, kad vat, leisti, iš esmės, vat, kai žmogus, ką vat norisi man šiandien pasakyti, kai žmogus bijo, kad kažkaip tai nutiks, kaip kažkada tai nutiko, negali nutikti taip pat. Kiekviena istorija, netgi tą kartą, kai jūs vėl susitinkate ar su tuo pačiu žmogumi, komunikuoti, ar ten vėl ten, tarkime, būna taip, kad žmonės išsiskiria, po kažkiek tai laiko susieina, kažkaip tai, ne, ir ten bendrauti ir panašiai. Niekada neteka viskas taip pat. Kiekvienas kartas jisai labai yra skirtingas ir tai yra iliuzija, kad bus taip ir bet viskas. Čia yra jau laimės arba nepasitikėjimą. Nu, ta prasme, vat, galim būtų taip vadinti. Ir leisti savo iš esmės užeiti iš to ribų, aš taip šiandien patogiai kažkaip įsitaisius, vat, tiesiog laisvai. Ir leisti savo užeiti iš tų savo ribų, savo ten įsitikinimų kažkokių tai tuos, kuriuos mes ten kartais nuo seno turime. Bet tiesiog pasižiūrėti, kaip gali būti, ne, vat, kaip gali būti kitaip, nes istorijos jos nesikartoja, kartojasi tik tai filmai, jeigu jūs tą filmą atsukate. Bet gyvenimas va tom ir skiriasi nuo filmo. Vat. Filmas jisai yra jau, kai sudėjai filmą, taip jisai jau ir bus. Gyvenimas jisai yra kintantis dalykas ir jisai nuolatos netgi su tuo pačiu žmogumi, jeigu jūs kažkokią tai gyvenimo atkarpą gyvenote, tai su jie jūs galite visiškai kitaip gyventi tą atkarpą. Tai va šiandien norėjusi man perduoti tokią žinią, kad išsilaisvinti iš savo tų vidinių dalykų ir negyventi kaip filmo scenarijoje, kuriame, kad ir kiek beatsuktum filmas, jisai nepasikeis, jis jau yra toks. O gyvenimas jisai kintantis dalykas. Ir kiekvieną kartą viskas vyksta kitaip. Tai va, tai jo, neturėti kategoriškumų, neturėti lūkesčių, neturėti tikėjimuose, netgi kai istorijos yra labai gražios, nesitikėti, kad jos bus lygiai tokios pačios. Ir kada vyksta nesitikėjimas iš kito žmogaus, tada būna dar fainiau ir patiriama vis kitokių gražių dalykų. Tai tame ir yra laisvė. O gyvenimas, kaip kūryba. Kiek tu tame suteiksi laisvės, tiek tos kūrybos ir bus. Kūryba. Ir tai kūrybai reikia tiesiog laisvės reikštis kūrybai. Tada gimsta pačios gražiausios istorijos, patys gražiausi šedevrai, patys gražiausi kūriniai.
Tai kažkaip taip. Tai žodžiu, būkite laisvi nuo tų dalykų. Tiesiog mėgaukitės vieni kitais, o ne žiūrėkite, kur parašė, kas parašė žinutę, kur buvai, kada valgiai, su kuo miegojai, kada grįžai, kada parėjai namo, kada neparėjai ir taip toliau. Ir panašiai. Ir va, ir tai aš šiandien norėjau apie tai tik tiesiog pakalbėti, kad, žodžiu, freedom, laisvė. Oi, laisvė. Yra pats fainiausias dalykas, kada yra laisva. Kai atsiranda laisvės ir kada yra laisvė, ateina nauji dalykai. Kai yra laisvė, užsipildo gražus dalykai. Tai tam reikalinga laisvė. Laisvė. Viskas, šiandien tiek tada iki susitikimų ir iki.